Taigi reiškia, virusų pasaulis visų pirma yra hieroglifų pasaulis, kur jų vieta, Gazos ruožas po žeme. Arabų nusikaltėlių tinklas, kuris veikia apvertė žvaigždę ir vėlgi žydai nekalti. Tad kągi padaro žydai? Susprogdina arabų vaiką, kad išsaugoti paslaptį viso pasaulio dokumentacijų žydų. Kodėl jie sprogdina? Todėl, kad ten yra visos paslaptys. Prasidėjusios Nafoso teorijos ir žydų pasaulio pabaigos planai, kai užviešpatausia vampyrai žydai. Toks yra subjektyvus šizofrenikų psichiatrų gydančių ligonius, kurie nesupranta, kad ETV veikia tais free VNP privačiais virtualiais tinklais. Kaip jie ateina į tavo gyvenimą? Blokuoja SD korteles. Tu niekada nesupranti, iš kurios atėjusios ir ką tau toliau daryti. Tik tiek, kad jos susijusios su SOS tarnybom ir viešnamiais žaidimais monarchų. Ir monarchų apolitiškumu. Kodėl tai viešinama? Tai teisė Europos Sąjungos viešinti tai, kas yra aktualu, o ne šmeižtus varyti apie žydus, šventą tautą, kokią šventą tautą, kurie nepripažįsta įstatymų, kurie pripažįsta aukso veršį, o ne stebuklą dykumos. Nemana, nes tai, reiškia, sovietmečiu būdavo tokios filmukai pasakos. Negi Biblija yra tik tiek knyga reiškianti. Žydų pirmųjų krikščionių. Visus žydai sunaikino, nukryžiavo. Kur išliko krikščionybė? Užsienį, Graikijoje. Žydų neliko krikščionių. Pirmaisiais amžiais. Suprantam.